Sveiki, mano vardas yra Bobby. Aš esu iš miesto Tampa, Floridoje. Tuo metu, kai rengiau šį pasakojimą, aš keliavau po šalį, rinkdamas medžiagą savo pirmajai knygai pavadinimu Esu pasirengęs mirti. Priežastis šios knygos rašymui buvo neįtikėtinas įvykis mano gyvenime. 2019 metais žaidžiau beisbolą ir pažeidžiau savo alkūnę, todėl reikėjo atlikti operaciją. Aš gulėjau ligoninėje ir laukiant operacijos buvau prijungtas prie įvairios medicininės aparatūros. Į palatą atėjo mane operuosiantis chirurgas ir paklausė, ar aš esu pasirengęs operacijai, ir man papasakojo visą operacijos eigą. Jis pasakė, jog man suleis anesteziją sukeliančius vaistus, todėl aš nieko nejausiu. Taigi man suleido vaistus ir mane pradėjo vežti į operacinę. Aš laukiau, kol pradės veikti vaistai, tačiau mano nuostabai aš visiškai nieko nejaučiau. Ir kai mane įvežė į operacinę, mačiau, kaip chirurgai ruošėsi operacijai. Tačiau aš nesijaučiau paveiktas vaistų, buvau visiškai budrus ir viską mačiau bei jaučiau. Pamačiau, kaip chirurgas priėjo prie mano alkūnės su skalpeliu, ruošdamasis atlikti pjūvį alkūnėje. Ir staiga pamačiau, kad visi chirurgai netikėtai atsitraukė nuo manęs. Ir kaip tik tada pagalvojau, o kaip gerai, pagaliau jie suprato, kad anestezija manęs visiškai neveikia. Ir staiga jų balsuose išgirdau paniką. Jie pradėjo šaukti vienas kitam. Greičiau, greičiau, mums reikia išgelbėti šį vaikiną, mes jį prarandame. Staiga aš kažkaip atsidūriau viršuje ir mačiau viską, kas vyksta operacinėje iš viršaus. Mačiau savo pamėlynavusį kūną gulintį ant operacinio stalo ir kaip jis vėliau pasidarė baltas. Mačiau, kaip aparatas matuojantis mano pulsą rodė tiesią liniją ir tai reiškė, jog mano širdis sustojo. Ir tada aš iš karto atsidūriau savo gyvenimo peržiūroje. Man parodė visą mano gyvenimą. Buvo toks įspūdis, jog tai buvo kaip filmas ir žiūrėjau į savo gyvenimą iš trečio asmens perspektyvos. Man buvo parodyta kiekviena smulkmena, kiekviena mano gyvenimo maža detalė. Taip pat parodė gyvenimo akimirkas, apie kurias buvau visiškai pamiršęs ir kai kurias akimirkas aš net specialiai buvau pamiršęs. Ir taip pat mačiau savo gyvenimo dalis, kuriomis didžiuotis aš negalėjau. Mačiau situacijas, kuriuose aš pasielgiau netinkamai ir neteisingai. Ir taip pat man parodė visus esminius mano prisiminimus, pasilikusius manyje visam mano gyvenimui. Pirma, ką man parodė, tai buvo momentas, kai man buvo 4 metai ir mano tėvas su diržu mušė mano vyresnį brolį už blogą elgesį. Ir atsimenu, jog pykau ant jo visą likusį gyvenimą, kad mus nuolat skriausdavo. Ir po to įvykio labai ilgą laiką aš negalėjau pakęsti savo tėvo. Tačiau žiūrint į šią situaciją iš naujo, per mano gyvenimo peržiūrą, aš galėjau taip pat pilnai pajausti ir tėvo būseną, ir priežastį, kodėl jis taip elgėsi. Mačiau visą situaciją iš jo perspektyvos. Aš pilnai supratau, kodėl jis taip elgėsi, ir galėjau pilnai pajausti, ką tuo momentu jautė jis. Supratau, jog jis darė viską geriausia, ką tik jis galėjo tam, kad išauklėtų mano brolį ir mane, kad mes taptume gerais žmonėmis jo akyse. Taigi, per savo gyvenimo peržiūrą aš pagaliau galėjau viską atleisti savo tėvui ir manyje atsirado meilė bei gailestis jam. Ir taip pat poreikis jam padėkoti, kad jis auklėjo mus taip, kaip jis galvojo, jog taip buvo teisingiausia. Aš supratau, kad jo ketinimai buvo geri.
Ir po to man parodė kitą momentą, kai mano mama sėdėjo ant grindų ir verkė. Mano mama kovojo su alkoholizmu, nes mūsų tėvas padarė daug klaidų ir jis nuolat buvo neištikimas mamai ir jis galiausiai paliko mūsų šeimą. Taigi mums buvo labai sunkus laikas, nes mano mama buvo viena ir jai reikėjo išlaikyti mus visus. Taigi per mano gyvenimo peržiūrą man parodė būtent tą akimirką, kai ji sėdėdama ant grindų verkė dėl savo situacijos rankoje laikydama alkoholio butelį. Atsimenu, jog vaikystėje aš buvau labai piktas ant jos, nes negalėjau suprasti, kodėl ji tiek daug gerdavo. Tačiau gyvenimo peržiūros metu aš pamačiau visas jos emocijas bei visus jausmus ir manyje atsirado taip pat užuojauta bei empatija jai. Manyje atsirado dėkingumas jai už viską, ką ji dėl mūsų padarė. Aš niekada nei negalvojau, kad jos gyvenimas buvo toks sunkus. Taigi gyvenimo peržiūroje aš galėjau pajausti visą jos skausmą ir manyje atsirado didelis dėkingumas ir noras pasakyti ačiū ir savo mamai ir savo tėvui. Ir aš labai panorau būti kartu su savo šeima. Tokių šiltų jausmų jiems manyje anksčiau niekada nebuvo. Ir kitas momentas, kurį atsimenu, man parodė, kai aš žaidžiau krepšinį su savo patėviu. Tuo metu mano mama buvo išsiskyrusi ir ji ištekėjo dar kartą. Mano patėvis buvo visiškai skirtingas nuo mano tėvo. Jis buvo labai mielas ir geras žmogus. Man tada buvo 12 metų, kai žaidėme krepšinį jo sesers namuose ir aš jaučiau didelį pasitikėjimą bei meilę tarp mūsų. Ir per mano gyvenimo peržiūrą pamačiau tos meilės visą pilnatvę. Deja, mano patėvis mirė dėl širdies infarkto ir tai buvo didžiulis smūgis mūsų šeimai. Po gyvenimo peržiūros aš niekaip negalėjau susitaikyti su savimi. Aš buvau labai supykęs ant savęs ir savimi nepatenkintas. Nes savo gyvenime aš niekada nebuvau pasakęs savo šeimai dėkoju jums ir niekada jiems nieko neatleidau. Taip pat pamačiau, jog aš neišnaudojau savo potencialo. Taigi, kai baigėsi mano gyvenimo peržiūra, aš labai nusivyliau ir pagalvojau, negi tai ir yra viskas, nejaugi visas toks tuščias mano gyvenimas. Pagalvojau, jog aš tikrai daug ką savo gyvenime tiesiog paleidau vėjais ir tada supratau, kad man dar neatėjo laikas mirti. Aš negaliu ir nesugebu aprašyti šio jausmo žodžiais. Aš jaučiausi beviltiškai ir apgailėtinai. Po to aš atsidūriau pačioje nuostabiausioje erdvėje. Ten mačiau neįtikėtiną grožį, tačiau aš nesugebu apie tai papasakoti jokiais žodžiais, nes tai tiesiog neįmanoma. Buvo toks įspūdis, jog visur aplinkui buvo švariausi bei gryniausi deimantai, ir kiekvienas deimantas atspindėjo šviesą, ir toji šviesa buvo pati nuostabiausia. Viso to grožio neįmanoma apsakyti. Ten nebuvo jokio laiko ir viskas buvo vienybėje. Toje būtyje aš buvau viskas ir viskas buvo manyje. Kadangi ten nebuvo jokios laiko koncepcijos, atrodė, jog toje būtyje aš buvau amžinai. Visi balsai ir mintys manyje išnyko ir savyje aš pradėjau apdoroti informaciją tokiu didžiuliu greičiu, kurio aš nei negaliu įsivaizduoti. Aš žinojau viską. Dabar nesugebu viso to papasakoti ir negaliu suprasti, tačiau anapus aš žinojau viską. Ir staiga prie manęs atsirado šviesos būtybė.
Ir be jokių žodžių ji man metė į krepšinio kamuolį. Ir aš iš karto bei aiškiai supratau, jog tai buvo mano patėvis. Ir tada mes iš naujo atkūrėme visą tą situaciją, kai mes žaidėme krepšinį, kai aš buvau dar vaikas. Visa komunikacija tarp mūsų buvo telepatinė ir nebuvo jokio poreikio žodžiams. Mes tiesiog žinojome, ką vienas kitam norėjome pasakyti. Po mūsų krepšinio žaidimo jis kiek nutolo nuo manęs, surimtėjo ir pasakė: Aš esu čia tam, kad galėčiau tau kai ką pasakyti. Aš žinau, ką tu jautei, kai peržvelgei savo gyvenimą. Ir aš žinau, jog tu nori grįžti atgal ir pradėti gyventi tarsi iš naujo. Žinok, kad nėra jokių neteisingų pasirinkimų arba atsakymų. Taigi tu turi pasirinkimą. Tu gali pasilikti čia su manimi. Ir tau pažadu, jog ateis momentas, kai visa mūsų šeima susirinks čia ir susijungs kartu. Arba tu gali grįžti atgal į žemę. Bet jeigu sutiksi grįžti atgal, būsi atsakingu pragyventi savo gyvenimą tam, kad pasiektum savo tikslą. Taigi jis pasakė, kad aš sugrįžęs turėsiu suprasti, kame yra mano didžioji paskirtis ir tą paskirtį turėsiu pilnai išgyventi. Jis man pasakė: visada eik pagal savo širdį ir tavo širdis niekada nenuves į blogą pusę. Taigi aš juo pasitikėjau. Aš nusprendžiau grįžti atgal į šį gyvenimą. Ir mano patėvis pamažu ėmė tolti nuo manęs ir išnyko. Aš atsidūriau operacinėje, žiūrėjau iš viršaus į savo kūną ir mačiau, kaip gydytojai mane gaivino. Ir staiga aš atsidūriau ant operacinio stalo. Aš pradėjau kovoti su chirurgais, kadangi pagaliau supratau, jog nelabai noriu grįžti į savo kūną. Aš panorau grįžti į anapus. Anapus aš buvau žymiai gyvesnis, negu kada nors iš viso buvau. Šito negaliu paaiškinti žodžiais. Ir būtis anapus buvo žymiai realesnė negu tai, ką buvau patyręs savo gyvenime žemėje. Aš suvokiau, jog anapus ir yra mano tikrieji namai. Ir aš žinau, kad ateis tas momentas, kai aš grįšiu namo. Grįžęs atgal į šį gyvenimą, dar labai ilgai kovojau su savo paties sprendimu grįžti, nes mano sugrįžimas buvo labai sudėtingas. Man reikėjo priprasti ir iš naujo išmokti suprasti, kasgi aš esu iš tikrųjų. Nors ir norėjau grįžti į anapus, bet laikui bėgant supratau, jog aš turiu tikslą ir jį turiu atrasti, bei supratau, jog kiekvieną savo gyvenimo akimirką turiu būti pasirengęs numirti. Ir kad reikia suprasti, jog tokia mirtis bus sudėtinga, žinant, kad nepadarei to, ką galėjai padaryti. Taigi yra labai svarbu gyventi kiekvieną gyvenimo akimirką taip, tarsi ji būtų paskutinė. Tad manau, jog mano gyvenimo tikslas yra padėti kitiems žmonėms išvengti to tuštumo jausmo, kurį pajutau po savo gyvenimo peržiūros. Taip pat noriu pasakyti, jog iš tikrųjų niekas iš mūsų nežino, kada ateis paskutinė mūsų gyvenimo akimirka. Tad savo gyvenimą reikia gyventi taip, jog tarsi dabar būtų paskutinė akimirka tavo gyvenime.